Bravo, pakaito švartuotis grupėms į vietas. Aišku, gali šautas į žalę, nėra skirtumo. Ką? Žalė. Taip pat kaip į darbą. 3-1-1 dešiniai guli miškas. Dabar realiai visi. Už saugumą, mūsų buvimą laive, kad būsim 57 metais Bergene, Norvegijoje. Savo pristatymų, trumpam pristatymų, partijų pristatymų siūlo tokį kūrinį. Taigi, apie šitas pratybas, koviniai tuomet, juotvingis, laivas. Matot, pagal principus, kuo neregimo reikia kaip iš maksimaliai artinti tikrų sąlygų. Tai raketinis taikinys, kaip generolas majoras sakė, tai yra grinai pagal oro gynybos bataliono. Tai yra gana lėtas, tai yra nuo 160–250 metrų per sekundę. Yra šiltesnė. Išrikiavom tam, kad padėkoti Jums už tarnybą, tiek jūreiviams, tiek oro gynybos bataliono kariams, tiek atstovams iš Lietuvos karo akademijos, Kauno technologijos universiteto mokslininkams. Tikrai džiaugiuosi pasiektais rezultatais. Kaip žinote, pataikymas 100% ir tikrai dėkoju visiems už tarnybą. O tai, kad šiandien buvo istoriniai šūviai, pirmą kartą Lietuvos kariuomenės istorijai buvo šaudamas su stingeriais į lietuviškus taikinius, į oro būtent taikinius, kurie atitiko daugmaž charakteristikas
priešiškų naikintuvų greitį ir taip toliau. Tai aš manau, kad yra tikrai puikus rezultatai. Kiekvienam taikliam operatoriui, kariuomenės vado moneta ir sveikinu, ačiū už tarnybą.